Pirmiausia, sveikinu jūs sulaukusius Velykų švenčių. Būkit laimingi, džiaukitės, gyvenkit, dėl to, kad Velykos mums kalba apie Kristaus prisikėlimą ir apie kiekvieno iš mūsų prisikėlimą ir apie mirties įveikimą. Džiaukitės, dalinkitės džiaugsmu su kitais ir tikrai tegul gyvenimas jums šypsosi. Būkite ištikimi Kristui. Ačiū jums, kad radot laiko, atėjot šį vakarą į bažnyčią. Kad meldžiatės, kad tikite, kad savo tikėjimą išpažįstate. Tai yra labai svarbu šiandienos visuomeniai. Jūs esat labai reikalingi pasauliui dėl to, kad teisiųjų visada pasaulis buvo reikalingas, visada jų reikia. Kiekvienas klumpame, bet Dievas mus pakelia ir keliaujame. Ir taip mes turim šviesti savo artimiesiems. Tegul prisikėlęs Kristus jūs laimina, jūs veda. Šios apeigos truputėlį, kaip matėm, yra kitokios negu įprastos mišios. Ir ta tamsa, kurią šiais metais norėjom parodyti, galbūt jums ir šiek tiek suglumino, bet iš tiesų tai primena, kaip aš jums ir minėjau, pirmą tiesą, kad be Kristaus tamsa, nėra šviesos. Viena, antroji tiesa, kad anksčiau krikščionis budėdavo visą naktį ir sėdėdavo, nebuvo tokio apšvietimo, sėdėdavo tamsoje, su žvakių šviesa ir laukdavo Kristaus prisikėlimą. Ir prisikėlimą švęsdavo sekmadienio rytą, išbuvę visą naktį. Dabar yra aišku sumažinta, bet liturgijoje tai atsispindi. Ir jeigu jūs kartais nekantriai sėdit galvodami, kad šitaip ilgai trunka apeigos, nepergyvenkit. Skirkit laiko Dievui, pabūkit, nurimkit, sustokit, pasimelskit, atleiskit, pasikalbėkit su Dievu. Laikas skirtas, jis kitoks, Dievui skirtas. Ir jeigu jūs radot laiko, būkit ramus, nesierzinkit, viskas yra gerai. Dėl to, kad Dievas lydi kiekvieną žmogų ir teikia jam ramybę bei palaimą. O tos ramybės, atleidimo ir meilės esam visi reikalingi. Dalinkime ją, kaip minėjau. Na ir kągi, šiandien šventajame rašte, aišku, tų žodžių buvo labai daug perskaityta, bet mes girdėjome Evangeliją, kurią kunigas Vidmantas, beveik jauniausias, Antanas yra jauniausias pas mus, perskaitė. Tai žiūrėkit, ten tikrai daug tokių tiesų yra, bet keletą minčių tik tai jums pasakysiu iš tos Evangelijos, kurią girdėjote, nes iš tiesų šventas raštas tai yra gyvenimo knyga, kuri kalba apie gyvenimą, kuri mums kalba apie slėpinius. Pavyzdžiui, jūs galbūt esate girdėję tokį filosofinį klausimą. Kodėl yra kas nors, o ne niekas? Šitą klausimą jau senokai iškėlė filosofai. Kodėl yra kas nors, o ne niekas? Ir žinot, atsakymų šitą klausimą nėra, negali atsakyti. Bet kitas klausimas, labiau su tikėjimu susietas klausimas yra, kodėl žmogus gimsta, gyvena, jeigu jam reikia mirti? Kodėl jis gyvena, ateina į gyvenimą, jeigu jam reikia mirti? Ir žinot, šitoje vietoje irgi daug atsakymų. Paprasčiausiai paprastinant šitą klausimą galėtume taip pasakyti. Kodėl turiu mirti? Kodėl turiu mirti? Ir atsakymų, jeigu jūs pažiūrėsite, dabar galite internete pažiūrėti, kodėl žmogus
turi mirti. Ir jūs rasit aibę atsakymų. Aibę atsakymų. Ir žinokit, labai įdomu, jeigu taip viską analizuotume, aš aišku jums šiandien to nepasakosiu, nėra atsakymų. Nėra atsakymų, iki Kristaus nebuvo jokio atsakymo. Ir Kristus, kada prisikelia iš numirusiųjų, mums kalba apie gyvenimą, kad žmogus, neturi mirti. Jis turi gyventi Dievuje. Dievas teikia gyvenimą. Ir jis iš šio gyvenimo pereina į kitą gyvenimą. Jeigu jūs dalyvavot kitose pamaldose, pavyzdžiui, šios didžiosios savaitės pamaldose, visur buvo kalbama apie mirtį, mirtį, skausmas, kančia. Čia visi, žinot, sutinka su tuo. Viskas yra suprantama. Žmogus mirtingas. Jėzus, Dievas žmogus, prisimė žmogaus prigimtį irgi numirė. Buvo nukryžiuotas. Suprantama. Bet mes šiandien per Velyknaktį pradedam ir Velyką švęsime prisikėlimą iš numirusių Jėzaus. Ir tai duoda atsakymą. Kas yra gyvenimas ir kad mirtis nėra galutinis taškas, kad mirtis nėra visagalė, kaip mums atrodo, kadangi mes su ją neišvengiamai susiduriam. Dievas, Jėzus, savo prisikėlimu jis, žinot, suglubino mokinius. Mokiniai galvojo, taip, nukryžiavo, numirė, palaidojom, ką darysi? Taip yra. Nieko čia nepakeis. Ir kada jis prisikėlė iš numirusiųjų ir pasirodė, jeigu jūs girdėjote Evangelijoje, moteris išsigando. Jūs nieko nekalbėjo, jūs, žinot, svaizduojat, nebesueini galva, kas čia dedasi. Ir buvo pasakyta, kad jūs eikite į Galilėją, susitikit su juo, ir tada viską suprasit. Ta jūsų atėjimas čia į bažnyčią šį vakarą yra tarsi atėjimas į Galilėją. Susitikti su prisikėlusiu Jėzumi ir kuris jums, jums atvers tą supratimą. Aš to negaliu padaryti, suprantat? Jėzus gali jums tai atverti ir jūs tada suprasit, kad esat pašaukti gyventi. Bet reikia patirties, reikia su juo susitikti. Ir buvo pasakyta Evangelijoje dar kita tiesa. Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos? Tas akmuo, čia mes irgi taip simbolizuojam tokį pasidarę esam kapą, akmuo tarp mirusiojo ir gyvųjų reiškia tą tikrovę, kad mirusieji yra mirusieji ir šitas akmuo yra uždėtas ir tu ten nepateksi. Nėra ryšio tarp mirusio pasaulio ir gyvųjų pasaulio. Jūs kartais irgi sakot, niekas neparėjo, ką žinau, kaip ten yra. Suprantat, nėra ryšio. Yra akmuo užstatytas, yra kliūtis pastatyta ir mes negalim tiesiogiai į tą mirusiųjų pasaulį pažvelgti, ne jie į mus. Jeigu galėtume, nebūtų žmogaus gyvenimas ramus, suprantat patys, ne? Bet šitą akmenį, kaip girdėjom, jis buvo nuristas. Jis pamatė, moteris pažvelgusios pamatė, kad akmuo nuristas. Tai reiškia, kad jis pašalintas. Ir nebėra skirtumo. Ta prasme, jau yra Kristus savo prisikėlimu padarė, kad nėra užblokuotas žmogus mirusiajame pasaulyje, o žmogus gyvenantis šiame pasaulyje. Žmogus įeina į mirusiųjų pasaulį ir prisikelia per Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Taigi, mes nebesame atskirti nuo gyvenimo, bet gyvename. Tokia yra pagrindinė Evangelijos mintis, kuri buvo skelbiama
jau 2000 metų ir kurią jūs šiandien irgi išgirstat. Ir mes vėl nuolat išgirstam, švenčiam, džiaugiamės, kartais abejojam, bet stiprinam savo tikėjimą ir tokiu būdu žengiam į amžinybę. Taigi, tokia yra žinia, tai ačiū dar kartą jums visiems, ačiū jums už aukas, už palaikymą